Sveiki, šiandieną su jumis vėl smagus užkandis ir mėginsime pasigaminti sveikuoliškas salotas su krevetėmis. Salotoms naudosime šaldytas krevetes. Na, o marinatui krevečių naudosime kalendrą. Ją truputėlį susismulkinsime. Naudosime taipogi ir česnaką, jį irgi šiek tiek susismulkiname. Naudosime ir lydytą sviestą. Taipogi truputėlį naudosime ir sojos. Išspausime šviežių citrinos sulčių. Įdėsime šaukštelį arbatinį medaus. Viską gerai išmaišysime ir sutrinsime. Sudėsime krevetes ir jas išmaišysime, kad jos pasimarinuotų. Na, o kol marinuojasi, pasiruošime salatas. Taigi susipjaustame papriką, susipjaustame taipogi ir pomidorą, panašiais kubeliais kaip ir paprika. Naudosime taipogi ir alyvuoges bei agurkus. Suberiame salotų miksą į dubenį, taipogi sudedame šalotą, pagardiname alyvuogių aliejumi, pipirais bei druska. Taigi, salotos jau beveik paruoštos, teliko išsikepti mums krevetes. Jas kepsime lydytame svieste, nes tai yra sveikiau ir skaniau iš tikrųjų iškepa. Kadangi naudojame šaldytas krevetes be lukšto, tai jas kepsime apie 2 minutes iš kiekvienos pusės. Gamindamas maistą namuose, stengiuosi naudoti lydytą sviestą, nes lydytame svieste iškeptas maistas ne tik yra sveikesnis, bet ir iškepa žymiai skanesnis. Taigi krevetės jau iškepė, liko tik ragauti ir mėgautis naujomis sveikomis salotomis. Jeigu turite klausimų ar kažko nesupratote, visada galite manęs pasiteirauti komentaruose. Be abejonės visada galite užsukti į mano svetainę Smagus užkandis. Ten rasite naujausius mano receptus bei naujausias pamokas. Kaip visada, linkiu smagaus gaminimo ir skanių patiekalų.